Sergėjau, toks klausimas. Ar galima gauti finansavimą, norint statyti namą? Ir koks procesas tai būtų? Aišku, galima. Nemažai iš tikrųjų klientų, kuriuos mes matom, tvarko paskolą, gauna paskolą būtent statyboms. Aišku, yra savo niuansai statybom. Yra galimybė iš tikrųjų gauti finansavimą ir jau sklypo pirkimui. Ne visi bankai finansuoja. Tam tikri yra, kur finansuoja, yra kas ne. Aišku, sklypo pirkimui paskola būna brangesnė. Ir yra kitų niuansų. Tai visada, kai mes kalbam su klientais, mes siūlom žiūrėti klientams nuo savo dalį. Jeigu yra reikalavimas, sakysim, pagal atsakingo skolinimo nuostatus, kad kliento įnašas turi būti ne mažesnis 15%, tai kad nors 15% būtų įdėta. Aišku, jeigu bus įdėta daugiau, tai yra dar geriau, nes yra bankai, kurie turi dar išskyrus LTV koeficientą, to nuosavo dalies ir paskolos, turi skaičiavimus rizikos, kiek yra padaryta, koks baigtumas ir kartais ta paskola gali būti sumažinta būtent dėl to, kad nėra padarytas tam tikras darbų kiekis. Ir iš vienos pusės tai atrodo nelogiška, bet tuo pačiu tas bankas parodo, kad please dar investuokit kažkokį pinigų sumą, užbaikit dar truputį ir tada mes jau važiuojam. Dar statybom reikia žinoti klientams, kad daug kas iš bankų finansuoja iki 80 ir virš 80, pasakysim, procentų pridavimo mažesnį LTV. Sakysim, tai gali būti 75% finansavimo nuo samatos, tai gali būti 80, bet retais atvejais būna 85. Tai kai jau baigtumas pasiektas virš 80%, tada bankas jau išmoka pinigus pagal santykį 85% nuo vertės. Tai tą irgi reikia įvertinti, kad pradžioje gali būti taip, kad nebus 85, bus nuo 75 dažniausiai, 80. Tai reikia žinoti tam, kad planuoti savo biudžetą. Nes vis tiek, kai tu statai, jeigu limituotas biudžetas, tai turi žinoti, kiek tau reikia palikti, ką tau reikia padaryti. Tai tos visus dalykus mes visą laiką išaiškinam aiškiai klientams, kai dirbam su jais. Tuo pačiu ir duodam patarimus. Aišku, kartais būna klientams geriau gauti geresnį maržą, sakysim, taip sąlygos ir paaukoti tam tuo tikrų metu iki to baigtumo, sakysim, nuosavais pinigais. Yra klientai, kuriems atvirkščiai labai yra svarbu limituotas biudžetas ir kad iš pat pradžių kuo daugiau jos finansuotų. Tai labai priklauso nuo kliento, kam kas rūpi labiau tam tikrų momentų. Aš turiu tokį klausimą. Tai tiesiog turėjau tokią situaciją. Žodžiu, klientai turi sklypą. Taip. Ir tenais yra pamatai. Taip. Žmonės norėjo gauti paskolą, kad statyti namą, visą kitą. Ir jiem pasakė, pastatykit dėžę, tai ta prasme iki stogo, iki langų ir tada mes svarstysim tą reikalą. Tai čia ir yra tas, kaip čia pasakyti, baigtumas, nebaigtumas, o parodytas darbų kiekis, apie kurį mes dabar kalbėjom, ar kažkaip kitaip skiriasi. Ir iš vis, ar įmanoma gauti tiesiog turint pamatus tą paskolą? Viskas priklauso nuo vertės. Taip. Viskas priklauso. Yra bankai, kurie prašo pastatyk dėžutę, bet tai dažniausiai vyksta ne dėl to, kad jiems reikia tos dėžutės. Tai dažniausiai vyksta dėl to, kad vertė to, kas yra dabar, per maža, kad... Neapčiuopiama, supranti, ta prasme, jiems yra sklypai, kurie labai daug verti, yra po 100, po 150, po 200 tūkstančių vien sklypas. Jeigu dar yra pamatai, yra statybos leidimas, viskas yra ir ten grubiai, sakysim, bendras su sklypu samata 500 tūkstančių, tai klientas kaip jau ir investavė savo pinigų dalį į tą sklypą, į pamatų su projektą. Viskas, sakau, labai individualiai. Pas mus nemažai klientų su būtent statybom, bet mes jeigu susidurėm su tokiu reikalavimu, kad dar reikia investuoti tik dėl to, kad neužtenka nuo savo įnašo į tai, kas yra dabar. Aišku, klientai kartais galvoja taip, aš dabar įnešiau, sakysim, 10% nuo 15, kad paprastai būtų skaičiuoti, o 5 aš uždirbsiu, kol manęs finansuos bankas.
Nu, vat, bankas nenorės to daryti. Bankas norės, kad čia ir dabar jau klientas iš tikrųjų investuotų nuo savo pinigų dalį, kiek turi investuoti, ir biški net daugiau. Vat, ką aš pasakojau prieš tai reiškia, jeigu 75% finansavimas vėl, tai reiškia, tu turi iki 25% investuoti tą namą. Labai individualiai. Priklauso nuo banko, priklauso nuo projekto, nuo sklypo, nuo samatos ir taip toliau. Čia vienareikšmiškai nepasakysi, kad taip yra, ne. Taip, kiekviena situacija individuali, todėl ir reikia turėti kontaktus tokių įmonių, nežinau, jūsų įmonė ar į kitos įmonės, ta prasme, pasikonsultuoti. Aišku, ir į banką galima paskambinti, irgi atsako. Tai aš klientam kartais sakau, kad pasikonsultuokit, nes aš irgi šitą žinau, bet kartais sakau, pasiskambinkit jau ten ir ten jums pasakys, nes tikrai kiekviena situacija yra kitokia. Taip, todėl jeigu pas jūs yra panaši situacija, ar jums reikia gauti paskolą statybom, ar tarkim norite pasikonsultuoti, nes jūs tiesiog neturite tos informacijos, tai jūs galite tikrai kreiptis į Sergejų, manau tikrai padės, atsakys į visus rūpimus klausimus ir susidirbsite turbūt.